Šalia mūsų Vilniaus Kibirkšties iki vyriausiasis treneris Tadas Stankevičius. Tai ar šis skirtumas atspindi komandų pajėgumą šiai dienai? Jeigu jis toks yra, reiškia atspindi. Ne, realiai, yra kaip yra. Kažkam iš mūsiškių, sakysim, ta finalo serija visiškai blogai sekas. Nėra vidurkio, daug blogų dalykų yra. Tos vienos pirmos rungtynės buvo tikrai neblogos ir galbūt užmygom, galbūt sujudinom jas labai tiek stipriai, kad jau dabar nieko nebegalim padaryti. Ko būtent pritruko šiandien? Praleidom per daug. Po krepšių buvo. Visur problemos, sakysim, jų atkovotų kamuolių beveik dvigubai, procentas dvigubai. Negalima. Ir tai dar aš manau, kad tas rezultatas turėtų būti didesnis su tokiu statistikos protokolu. Tai vis dėlto šiai dieną tikriausiai ta pergalė yra maksimumas, ką ir pavyko išpešti. Šitą aš galėsiu pasakyti ketvirtadienį. Aišku, mums dar reikia žaisti ketvirtadienį. Niekas nesako, kad mes ten ateisim pasivaikščioti. Ketvirtadienį pakalbėsim apie tai. Gerai, sėkmės jums ketvirtadienį. Dabar tęsime transliaciją ir netrukus prie mūsų turėtų prisijungti ir Kauno ekipos strategai. Tad likite kartu. Treneris Mantas Šernius. Sveikinam su pergalė ir kokios pagrindinės priežastys šiandien lėmusios pergalę? Nesitikėjau tokios lengvos pergalės, ypač antroje varžybų daly, nes grįžom po Baltijos finalus, po tikrai 2 sunkių varžybų, kurias išpešėm pergalę. Panelės rimtai atėjo nusiteikusios ir nepaisant vangokos pradžios, išlaikėm savo varžybų ritmą, savo tikslus ir iki pat galo, kaip matom, rezultatas nenuliūdino. Tikriausiai tos pirmosios rungtynės buvo tikrai geras šaltas dušas merginams, ar ne, kad nelauks labai lengva kova serijoje? Taip, buvo toks dušas, kad jos žino, kad šiandien jau jos galėjo atostogauti, bet už tai jos turi dar 2 dienas darbo. Bet tikriausiai ketvirtadienį jau bandysite išpešti tas atostogas. Bandysim. Tiesiog svarbiausia yra laikyti savo plano ir žaisti mūsų žaidimą, neįsivelti į Kibirkšties krepšinį. Gerai, ačiū ir sėkmės jums. Kągi, baigėme transliaciją iš Kauno čia. 86-62 Kaunavičių Aistės įsiveržė į priekį serijoje iki 3 pergalių. Dabar, kaip ir minėjome, serija keliasi į Vilnių rungtynės ketvirtadienį. O rytoj mes keliaujame į Garliavą. 5-osios rungtynės dėl bronzos apdovanojimų. Tiesioginė rungtynių transliacija 17 val. Tad būtinai įsijunkite ir stebėsime, kamgi atiteks pirmieji apdovanojimai Lietuvos moterų krepšinio lygoje.